Nemažai Lietuvos vairuotojų žieminėmis padangomis važinėja ir vasarą. Taupo. Tačiau lazda turi du galus. Mat žieminės padangos dyla kur kas greičiau, tad vargu ar toks taupimas racionalus. Na o dabar saugaus eismo žinios. Į Lietuvą įvežama vis daugiau vogtų automobilių. Dėl paskelbtos transporto priemonės ar jos dokumentų paieškos arba kilus įtarimams dėl jos atpažinimo numerio arba dokumentų klastočių kovo mėnesį atsisakyta registruoti 43 transporto priemonės. Daugiausiai jų įvežta iš Prancūzijos, Italijos, Vokietijos ir Jungtinės karalystės. Dauguma Volkswagen, Audi ir BMW markių transporto priemonių. Priminame, kad naudotas transporto priemonės įsigyjantys pirkėjai pasirašydami ant nepažįstamų tarpininkų pateiktų dokumentų rizikuoja įsigyti vogtą arba suklastotą transporto priemonę ir prarasti tarpininkų sumokėtus pinigus. Teisę vairuoti mopedus ir lengvuosius keturračius motociklus gali įgyti ne jaunesni kaip 15 metų asmenys. Vairuotojo pažymėjimas, suteikiantis teisę vairuoti minėtas transporto priemonės, išduodamas regitros egzaminų centre išlaikius teorinių žinių patikrinimo egzaminą. Praktikos egzamino laikyti nereikia. Užsiregistruoti egzaminui galima internetu. Per savaitę specialių priemonių metu Vilniuje pareigūnams įkliuvo 223 vairuotojai, kurie vairuodami kalbėjo mobiliuoju telefonu. Vairuotojams draudžiama naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis be vadinamosios laisvų rankų įrangos, kai įjungtas mašinos variklis. Plepučiai gali būti įspėti arba nubausti nuo 20 iki 40 litų bauda. Galime džiaugtis, kad ir toliau mažėja eismo įvykių ir žuvusiųjų Lietuvos keliuose. Pasak policijos pareigūnų, šiemet neblaivūs vairuotojai sukėlė net 40% mažiau eismo įvykių negu pernai, o dėl jų kaltės žuvo 3 kart mažiau žmonių. Per pirmus šių metų mėnesius Lietuvoje buvo 652 eismo įvykiai, kuriuose žuvo 54 žmonės, 782 buvo sužeisti. Tik, sakykime, tų skaudžių eismo įvykių yra apie 30%, išlieka toksai tendencija mažėti. Ar tas įsilaikys visus metus, aš nežinau, bet kol kas rodikliai tokie, kad, sakykime, tuose įvykiuose, kur buvo nukentėję žmonės, tiksliau, kur žuvo žmonės, tai, sakykime, palyginus su praeitais metais yra apie 20 žuvusiųjų mažiau. Gatvėse ir keliuose žymiai saugiau buvo pėstiesiems. Eismo įvykiuose pėsčiųjų žuvo perpus mažiau. Taip pat išsaugota daugiau vaikų gyvybių. Keliuose jų žuvo net 62% mažiau. Ankstesnė vyriausybė buvo priėmusi sprendimą draudžiantį nuo 2011 metų žiemos metu vairuotojams naudoti dygliuotas padangas. Motyvuota tuo, kad dygliuotos padangos kenkia kelių kokybei, gadina asfalto dangą. Tačiau dygliuotos padangos dažnai gelbsti žmonių gyvybės, todėl toks draudimas buvo panaikintas. Aš manau vienareikšmiškai, kad žmogaus saugumas yra pirmas prioritetas, o tai, kad pastaruoju metu vis mažiau tenka lėšų kelių priežiūrai ir ypatingai žiemos laikotarpiu ir kad valstybė neužtikrina pilnai kelių priežiūros taip, kaip reikėtų, tai dar tuo pačiu drausti žmonėms naudoti dygliuotas padangas, kurios iš tikrųjų ypatingai rajoninėse keliuose, kur suspaustas sniegas, būtų tikrai kvaila.